Sveiki, aš esu žurnalistas Tomas Loibos, su manimi daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas Rolandas Maščinskas. Jis yra irkluotojas ir mums papasakos apie olimpinę sporto šaką irklavimą. Irklavimą ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti prie Baltojo tilto Vilniuje esančioje fanų zonoje. Rolandai, parodyk, kaip tu atsisėdi į valtį. Atsistumėm vežimėlį, padedam koją į valties centrą, įsistumėm irklus. Kiekvienoje valtyje yra specialūs pakojai, kurie visada čia ir lieka. Sportininkas jų savim nesinešioja, prisisegam kojas, kad galėtų dirbti... Turbūt taip tvirtai, ne? Taip, kad neiškristi per valties galą. Kojos dirba 70%, nugara dirba 20%, rankos dirba 10%. Sportininkai turintys po vieną irklą, jie yra truputį lėtesni negu sportininkai turintys po 2 irklus. Sportininkų turinčių 2 irklus pagrindinis aspektas yra dešinė ranka apačioj, kairė ranka yra viršuj. Mūsų olimpiečiai rungsis vienoje distancijoje, yra viena pagrindinė distancija, yra 2 km, tiek vyrai, tiek moterys. Tai irklavimas pats traukia iki savęs ir čia vis tiek tai irklai galų galiai išsiskiria. Taip, daryti irį, reikia visų pirma privažiuoti į priekį, atversti irklus, daryti grybšnį ir važiuoti atgal. Komandose, kada sėdi valty daugiau negu vienas žmogus, irininkas diktuoja ritmą, visi kiti sportininkai iš galo turi pritaikyti. Taip pat norim paminėti, kad turbūt yra vienintelė sporto šaka, su kuria nugarą irkluojame į finišą. Pabaigę irkluoti, sportininkai ištraukia kojas iš pakojo, įsitraukia irklą ir ištipa į valtį. Aš persirengiau ne veltui, o todėl, kad dabar bandysiu atsisėsti į valtį, o Rolandas sakė, kad aš apvirsiu. Atsistumi vežimėlį, dedi koją prie valties centrą, pasiimi irklą į kitą ranką, jį išsistumi ir sėdėsi ant vežimėlio. Apversk irklus, svarbiausia laikyti apverstus irklus. Leidžiam naują limpėti. Nu, galima atversti irklus ir pabandyti iriuką vieną padaryti. Irklavimas yra daug sunkiau nei atrodo. Ir irklavimą, ir kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje. Aš plaukiu į Paryžių.